Labadiena, mėly žiūrovai, klausytojai. Esu Indrė Korsakovienė, mediatorė, Lietuvos mediatorių rūmų narė. Ir labai džiaugiuosi galėdama pristatyti savo kolegę Robertą Petkevičiūtę, taip pat mediatorę, Lietuvos mediatorių rūmų tarybos narę ir vieną iš steigėjų, psichologę, probacijos tarnybos mediatorėje daug metų, įvairių mediacijos tema seminarų lektorė ir turbūt tą sąrašą galėčiau tęsti, bet šiandien Robertą noriu pakalbinti todėl, kad ji yra naujos Lietuvos mediatorių rūmų iniciatyvos, viena iš sumanytojų ir viena iš pagrindinių vykdytojų. Tai Roberta, kviečiu tave ir papasakoti mūsų klausytojams ar žiūrovams, kaipgi gimė ši nauja iniciatyva Mediacijos infolinija ir kas tai yra. Tai visų pirma, tiesiog ačiū, kad pakvietėt, kad turim galimybę šitą pristatyti, ar ne, ir kad turim kartu su Indre tai padarėm. Tai čia tikrai idėja kilo dar 2019 galbūt metais, nes 2020-ieji ir buvo tas toksai mediacijos sprogimas, ar ne, kada mes jau turim privalomąją mediaciją, ar ne, civiliniuose ginčuose. Tai tiesiog iš to kilo idėja, kad žmonės galbūt turi per mažai informacijos apie tai ir kad būtent mes kaip Lietuvos mediatorių rūmai, kaip organizacija, kuri didžiausia, kuri vienyje, ar ne, mediatorių bendruomenė, galim kažkaip tai duoti tam tikrą produktą visuomeniai ir kitiems mediatoriams ir apskritai teisininkams, besidomintiems mediaciją ir panašiai, kažkokią tai informaciją. Ir kas galėtų geriausiai suteikti tą informaciją, jeigu ne pats mediatorius. Ir iš čia ir kilo idėja, kad tai yra labai nesunku padaryti. Paimti dar vieną telefono numerį, ar ne, ir pasiskirti savanorius, kurie tam tikrą laiką budėtų prie to telefono, tai yra atsakytų į tuos telefoninius skambučius. Ir taip galėtų informuoti visuomenę apie mediacijos paslaugą. Tai taip ir gimė ta idėja, iš noro informuoti ir noro duoti kažką tai visuomeniai. Taip, iš tikrųjų mediacija mūsų mediatorių džiaugsmui tampa vis dažnesnis būdas, kaip spręsti konfliktus, bet faktas tas, kad populiarėjant šiam metodui klausimų iš tikrųjų yra daug. Tai labai ir pati ir visi mediatorių rūmai džiaugiasi, kad ši idėja galiausiai jau visai netrukus išvys dienos šviesą. Bet Roberta, užsiminė apie savanorius, tai kasgi yra tie savanoriai ir ar jie ir bus tie asmenys, kurie atsilieps į skambučius, gal šiek tiek daugiau apie tai dar. Savanoriai yra išskirtinai, ar ne, tai yra Lietuvos mediatorių rūmų nariai, kurie sutiko savanoriškai pasirašę savanorystės sutartį, mes pagal tam tikras taisyklės vadovaujamės, kuriomis dirbsim, etikos ar ne tam tikri dalykai, netgi kaip savanorio praktikos ir panašiai. Tai pagal tos dalykus, ar ne, mes nepasirinkom tų savanorių. Tai yra tie nariai, kurie patys nori dovanoti tą laiką visuomeniai ir yra tiesiog paprastai sudarytas grafikas, kada budės. Ir viskas, ir tie savanoriai tą laiką atsilieps būtent į šitą telefono numerį, kuriuo skambins žmonės. Iš ties labai šaunu, kad žmonės, kurie patys tiki mediaciją ir daugiausiai apie ją žino, skiria savo laiką ir gali profesionaliai ir labai teisingai informuoti, ar ne, žmonės, kuriems tai yra aktualu. O kasgi yra tie žmonės, kas gali skambinti į mediacijos infoliniją, kaip žinoti, jeigu man kyla klausimų, aš to susiduriu, ar galiu tą padaryti? Aš manau, kad visų pirma, jeigu jau kyla klausimas apie mediaciją, tai visais klausimais beveik galima skambinti. Tik tai tiek, kad galbūt ne visais klausimais, pavyzdžiui, jeigu labai asmeniniais klausimais, ar ne, kur yra, klausčiau apie pačią mediacijos, jau kaip ten turi būti, ar aš ten galiu ar negaliu. Mediatorius negali mediatorius savanoris šitoje linijoje negali suteikti tokios informacijos. Tai yra bendrinio pobūdžio apie patį procesą, kur reikėtų kreiptis,
galbūt kokie dokumentai yra reikalingi ar ne, nes tai yra praktika, tai yra tie dalykai, kurie jau yra aiškus ir jie nesikeičia. Tai apie šitos tikrai klausimus visus informuoja. Lygiai taip pat kartais kyla organizacijoms tam tikrų klausimų, ar ne? Ar šito atveju galėčiau galbūt, taip preliminariai pasiklausti, ar tai yra įmanoma mediacija, ar ne, taikyti, nes irgi yra tam tikri mediacijos principai, ar ne? Tai va tokie dalykai yra, bet iš esmės tai yra labiau informacinio pobūdžio ir pasiklausti, kur toliau galbūt kreiptis netgi, nes mediatoriai suteiks informaciją, kad aš kaip savanoris galbūt negaliu suteikti šitos informacijos, nes tai jau yra labai konfidencialu, galų gale tai yra jau susijęs su jūsų tiesiogiai problema. Jūs turėtumėte asmeniškai kreiptis ar ne į mediatorių. Jau tada, kad jūs žinotumėt, koks yra jo vardas ir pavardė to mediatorius. Nes čia tai yra tiesiog savanoriai. Tai yra žmonės, kurie tą laiką budi prie telefono ar ne to ragelio ir viskas. Bet kartais kai kuriems klausimas reikalingas jau tolimesnis ar ne konsultavimas. Tai tiesiog bent jau pasiklausti, kad nelikti tokiam nežinomybėje, ką aš turiu toliau daryti, tai yra pirmas bent jau žingsnis skambinti ir pasiklausti mediatoriaus ar ne savanorio, ką aš turiu galbūt toliau daryti. Tai dėkui, kad patikslinai, tai jeigu teisingai suprantu, tai tikrai nebus asmeninio pobūdžio konsultacijos, bet tiesiog informacija apie tai, kaip galėtų ir turėtų vykti procesas, ar ne, jeigu jau, tarkim, prieš pradedant mediaciją kyla klausimų, arba netgi pradėjus dalyvauti, jeigu tiek mediacijos proceso šalims, tiek galbūt kitiems asmenims, ar ne, advokatams, kurie lydi savo klientus mediaciją, ar galbūt institucijoms, kurios susiduria su mediacija kaip vienu iš būdų pagalbos žmonėms ir jiems kyla klausimų, tai jie visi laukiami ir kviečiami skambinti ir tikslintis. Taip, ir tada iš to tiesiog atsiranda ar ne kontaktas, atsiranda bendravimas ir jau bent jau yra informavimas, kur toliau kreiptis. Nes tikrai tų kontaktų yra be galo daug, ar ne? Tai pirmas dalykas bent jau susigaudyti, ar ne? Ar aš čia turiu kreiptis į šeimos santykių ar ne ekspertą mediatorių, o galbūt aš turiu baudžiamosios teisės ir ne, tai kaip kur aš dirbu, ar ne probacijos tarnybos mediatorių. Tai tiesiog, kad turėti tą galimybę netgi pasiaiškinti, ką aš turiu toliau daryti, ar ne, tai yra visiškai apie mediaciją, bet labiau apie mediacijos procesą ir ką aš toliau su juo turiu daryti, arba ko tikėtis galbūt iš mediacijos proceso. Puiku, iš tikrųjų tai, ką girdžiu ir man labai patinka, nes žmonės dažnai pasiklysta tarp tos gausybės informacijos ir patiems susigaudyti ir suprasti, kurio vietoj ką man reikia daryti, ar aš turiu laukti, kol kažkas tai kitas padarys, ar kažkur tai kreiptis, tai yra labai svarbu, kad drąsiai, aiškiai žinotum ir būtum pasiruošęs, ateidamas į mediaciją. O dabar gal prie tokių labiau techninių dalykų, gal galėtum, Roberta, priminti telefono numerį, kuriuo žmonės galėtų skambinti, kada tą galima padaryti ir kiek tas skambutis kainuos? Tai telefono numeris matomas ir šitoje užsklandoje yra, tai 8603333306, labai gražus numeris, tai tiesiog ir lengva ir kažkiek tai ir įsiminti, jeigu taip jau pagalvojus. Tai galima skambinti kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 18 valandos. Tai irgi, jeigu yra švenčių dienos, tai tikrai tomis dienomis savanoris neatsilieps. Ir kitas ar ne variantas yra tai, kad jeigu savanoris tuo metu yra užimtas galbūt kitų skambučių arba negali atsiliepti, tai jis visą laiką, per tam tikrą laiką, tai yra mažiausiai per parą, ar ne, tai yra perskambins. Tai jeigu penktadienį nesulaukėt skambučio, tai tikrai sulauksit pirmadienį, ar ne, tai tiesiog pagalvoti apie tai, kad kartais nutiks taip, tikrai visi žmonės esam savanoriai, nors ir tą dieną savanoriauja, bet tuo metu irgi turi ir kitų darbų, tai yra papildoma veikla, tai tiesiog tuo metu pagalvoti, kad tikrai gausite atgal savo skambutį ir jums tikrai bus atskambinta. Puiku, tai ką, turbūt ir lieka palinkėti sėkmės šiam projektui, didelės sėkmės visiems savanoriams, kurie iš tikrųjų skirs savo laiką, skirs savo žinias, dalinsis, kad tas projektas tęstųsi, plėtotųsi, o mediatorių rūmams palinkėti, kad tai būtų tik vienas iš daugybės kitų gražių iniciatyvų, kurias tikėkimės greitu metu Lietuvos mediatorių rūmai pristatys visuomeniai.
Tai ačiū Indre labai už pokalbį, už tai, kad turėjom galimybę šitai pristatyti, tai kartu prisidedu prie to, kad sėkmė ir priklauso nuo to, kiek žmonių kreipsis ir iš to mes tiesiog turėsim naują praktiką. Tai kaip bebūtų vien tai, kad tai startavo, tai jau yra didelis džiugesys. Tai iki kitų susitikimų tikriausiai. Iki. Ačiū Roberta, ačiū klausytojams. Iki.